Sveiki, su jumis ir vėl Ralio žinios. Ir aš, Aistė Mickevičiūtė. Pirmadienį ir antradienį vyko 10 klasės anglų ir rusų kalbos žinių patikrinimas. Ir dabar paklausime kelis mokinius. Kaip sekėsi užsienio kalbų patikrinimai? Viskas buvo labai puiku, su savais pliusais ir minusais. Viskas buvo gerai, sklandžiai ir įdomi. Kuri dalis buvo sunkiausia? Rusų kalboje, manyčiau, skaitymo dalis. Anglų irgi. Anglų taip pat. Kokį lygį žadate rinktis kitais metais? Badu. Dėkui Jums už klausimą. Balandžio 30 dieną vyko Ralio olimpiados futbolo varžybos. Varžėsi antroji A su antraja C bei pirmoji D su pirma F. Laimėjo antroji A ir pirmoji D klasės. Pakalbinsime vieną žaidėją. Kaip sekėsi per futbolo varžybas? Gerai, puikiai laimėjom 6-4. Ko tikiesi iš Ralio olimpiados? Nežinau, turbūt nugalėjau. Šią savaitę atsisveikinome su mūsų karjeros konsultante Indra Žilinskienė. Linkime jai sėkmės naujajame darbe ir niekada nepamiršti mūsų mokyklos. Šeštadienį mūsų gimnazijos šokių grupė Opus Panevėžyje iškovojo pirmąją vietą. Sveikiname merginas ir jų vadovę Gerdą Mykolaitienę. Gegužės 1 dieną vyko tarptautinė darbo diena, kurios metu mes visi galėjome pailsėti nuo pamokų. Taip pat vyko ir mūsų gimnazijos prezidento Žilvino Galimovo gimtadienis. Balandžio 29 dieną įvykusios Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos kroso estafečių rajoninėse varžybose mūsų gimnazijos sportininkai iškovojo pirmąją vietą ir pateko į kitą etapą. Sveikiname sportininkus ir mokytojus Elitą Neimantienę bei Juozą Storpirštį. Dabar pakalbinsime kelis sportininkus. Kaip sekėsi bėgimo varžybose? Puikiai. Laimėjom pirmą vietą. Kokie prizai? Medaliai, taurė ir diplomas. Gavome galimybės dalyvauti. Na, tuo ir baigsime Ralio žinias. Geros ateinančios savaitės ir šiltų orų.